Sveiki visi, vėl kviečiu į savo dirbtuvėlės ir savo rankose laikau atviruką skirtą krikštynoms. Jis iš tiesų yra toks šiltas, jaukus, skirtas mažam berniukui ir pasidalinsiu akimirkomis, kaip aš tą atviruką kūriau. Todėl kviečiu pasižiūrėti ir galbūt kažką įkvėpsiu padaryti tokį patį arba dar gražesnį atviruką. Gerų akimirkų, kuriant kartu. Mums reikės atviruko pagrindo. Pagrindą imsim kraft popierių. Išmatavimai. Ilgis bus 23 cm ir 2 mm. Kraštinė 15 cm 8 mm. Sulenkėme pusiau. Ir dabar reikės mums fonų. Aš juos jau paruošiu. Čia dėsim fonus. Dabar kiekvieną foną iš karto apsiuvau. Ir reikės sutvarkyti siūlus ištrauksime į blogąją pusę, kad būtų gražiau, tiesiog tvarkingiau atrodys mūsų atvirukas. Ir kitoj pusėje siūlą, kad jis nepradėtų toliau irti, mes priklijuojam klijais. Ir užlyginam siūles. Mums nereikia papildomos apimties, todėl siūles užlydome. Ir taip susitvarkom su visais fonais. Mums reikės kryželio. Aš naudosiu formelę kirtimo. Gaunasi toks kryžiukas 2 dalių. Kelias dalis, kad būtų trupučiuką iškilesnis mūsų kryžiukas, tai padariau kelias dalis ir jas suklijavau tarpusavėje, dėl to gausis toks šiek tiek iškilęs. Ir iš kitos spalvos, būtent mūsų kraftinės spalvos, taip pat iškirtau šitą formelę ir panaudosiu tik tai išorinį rėmelį, kad mūsų kryželis būtų gražiai įrėmintas.
Jeigu neturit kritimo formelės, nieko baisaus, jūs galite iš kartono lapo pasidaryti šabloną ir tiesiog tokių pačių pasidaryti kryželių, suklijuoti tarpusavyje, užklijuoti ant kraftinių popieriaus šiuo mano atveju ir apkirpti palikus pusę milimetro, kažkur tai milimetrą.